Sveiki visi. Šiandien paskaitos tema yra bazinė akademinė informacija. Sveiki. Palauk. Pirma paskaita ir jau vėluoji? Prisistatyk. Tai sveiki, aš esu Mantas. Esu ekonomikos fakulteto pirmakursis ir kodėl čia įstojau pats nežinau. Grafikai, kreivės, gal ir įdomu. Studento šalinimas. Taigi, dėl kokių priežasčių yra šalinimas? Dėl nepažangumo, dėl nusirašinėjimo plake. Iki viso bendro įvertinimo sudaro 50% egzaminas, 30% polis ir 20% namų darbai. Perkeliamas iš VNF į VF. Galioja tokios sąlygos. Neturiu akademinių skolų, jei nereikėjo perlaikymo, užsiregistruoti turite iki vasario 28 dienos, atliekant perkelimus po rudens semestro ir iki rugsėjo. Rekomenduojamas tarpas tarp egzaminų yra 3 dienos. Jei neatvyko į egzaminą studentas, privalo pranešti dekanatui. Būtum klausis dėstytis, tai kaupiamasis 50, egzaminas 30, namų darbai 20. Gausi numeriuką. Pirmoje paskaitoje pasakyta informacija negali būti keičiama, bičiuliai. Jei norėsite, visada suprasite.